pažąsti, kad galite į vaikai, šaunuoja, einant per gatvę. Šiuo budėjimu prie perėjų mes norim visuomeniai, mūsų bendruomenės nariams, ypač ir tėveliams, priminti ir pasakyti, kad ne vien policijos pareigūnams, ne vien pedagogam turi tai rūpėti. Kiekvienas mes turim būti savo vaikam pavyzdys. Lydimo jokio jums nereikia, saugoti savo mažuosius, ateikite ryte, kuomet dar tamsu prieš 8 yra prie pėsčiųjų perėjų, kada vaikai bėga į mokyklą, išgirdę pirmąjį skambutį, skuba, pamiršta apsidairyti ir saugokite savo mažųjų gyvybės. Vaikučio mama ir labai man aktualu vaikų saugumas, todėl norėčiau ir kitiems palinkėti nelikti abejingams, o prisidėti prie, manau, kiekvienas galime rasti tas kelias minutės prieš pamokas arba po pamokų, pasikeičiant vieni su kitais. Turim pakviesti visus, kurie gali prisidėti prie gražios mūsų iniciatyvos, rūpintis savo ir savo artimųjų, savo mažųjų gyvybėmis. Ypač šiuo rudens žiemos sezonu, kuris yra tamsus, kai rytai dar yra tamsus ir būtina segėti atšvaitus. Po pamokų seneliai, močiutės, tėveliai, kurie tik galite, prisidėkite visi, nes niekas kitas tik jūs patys esate atsakingi už savo mažųjų gyvybės ir už savo mažųjų saugumą.